Tai šipsakai tokios iš pažiūros gana nesunkios rungtynės, ar ne? Patys buvo tikėtis, kad galite rytą įveikti 27 taškų skirtumų finalo seriją? Ne, pas mus nebuvo tokių planų, kad būtent 27 ar 30 taškais, bet mes buvo plane, kad sužaisti kuo geriau gynyboje ir tas mums pavyko šiandien. Tai aikštės gynyba Vilniaus Lietuvos Ryto, kurie taikė šiandien gana daug, turbūt visiškai nepasiteisino, nes pataikyti iš toli labai nebuvo. Taip, aikštė ir yra, kur yra rizika, jeigu pataiko komanda tritaškių, jinai nepasiteisina, o jeigu prameta 1-2 tritaškį ir tada, sveiki, Sauliau, ačiū, tada pasiteisina. Sakyk, ką Lietuvos Rytas turėtų padaryti, kad Vilniuje bent jau pakovotų su jumis, nes kol kas, į vienus vartus, jeigu futbolo terminologija. Nu, žinot, kaip čia, jie kovot, tai žais krepšinį ir gal jiems jau nuovargis jaučiasi, todėl kad pas juos vis tiek rotacija netokia didelė kaip pas mus ir pas mus visą sezoną treneris rėmėsi ir jaunais žaidėjais, mes kažkaip tai balansavo tą žaidybinį laiką, o pas Lietuvos Rytą vis tiek 6-7 žmonės pagrindiniai visą sezoną tempė, po 25-30 minučių žaidė, bet aš galvoju, mes neturim atipalaiduoti ir dar sužaisti Vilniui agresyviau ir nusiteikti, todėl kad, aišku, po tokios pergalės daug mūsų žaidėjų gali pagalvoti, kad viskas jau baigta, bet iš tikrųjų aš negalvoju, kad treneris jiems net leis pagalvoti apie tai, kad jau baigta viskas. Ar tai, kad šiandien pasiekėt LKL finalo antirekordą nuo to laiko, kai žaidžiat su Lietuvos Rytu, daro šią pergalę dar malonesnį? Turiu galvo 45 taškai. Aš ten rekordai nesiekiu, bet aišku malonu, bet kokia pergalė man maloni, ar čia būtų 2 taškų arba 20 taškų, man pergalė yra pergalė. Šičia serija Vilniui baigsis ar ne? Ne prognozuosiu, bet norėtųsi laimėti, kad mums daugiau būtų laiko pailsėti. Stengsimės, bet bus labai sunku. Nesinorėtų prie savų sirgalių švęsti pergalę? Kaip? Nesinorėtų prie savų sirgalių švęsti pergalę? Ne, tai aišku, maloniau gal būtų sirgaliams, bet iš kitos pusės mums nebūtų laiko pasiruošti VTB varžybams. Čia yra ir minusai, ir pliusai, bet geriau, aišku, baigti 4-0. 4-0 čia dar reikia laimėti, dar visko būna, žinot. Ačiū.